Gaminame prancūzišką karamelinį kriaušių tortą. Miltus trinkite su kambario temperatūros sviestu ir cukrumi, kol pasidarys trupiniai. Į tešlos trupinius įmuškite kiaušinio trynį, įpilkite porą šaukštų vandens ir gerai išminkykite tešlą, kol ji taps vientisa. Įvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir pusvalandžiui palikite šaldytuve. Kriaušes nulupkite, perpjaukite per pusę, išimkite sėklalizdžius. Plačiame puode arba gilioje keptuvėje išlydykite sviestą, berkite į jį cukrų ir palengva kaitinkite nuolat pamaišydami, kol ištirps cukraus kruopelės. Padidinkite kaitrą ir virkite cukrų apie 10 minučių, kol pasidarys tamsi ir tiršta karamelė. Į karamelę dėkite kriaušes ir virkite jas vis pavartydami apie 15-20 minučių, kol jos gražiai parus. Kai kriaušės bus beveik gatavos, iš šaldytuvo išimkite tešlą ir ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite blyną truputį didesnį nei jūsų kepimo formą. Karamelizuotas kriaušes išdėliokite į apvalią kepimo formą ir uždenkite tešlos blynu. Tešlos kraštus užlenkite aplink kriaušes. Kepkite 220 laipsnių karščio orkaitėje apie 20-25 minutės, kol tešla gražiai apskrus. Kai iškeps, pyragą kepimo formoje palikite pastovėti 5 minutės. Tada atsargiai išverskite į lėkštę. Kriaušių pyragą patiekite šiltą. Skanaus.